kad turime tokį aštrų Vilniaus vicemerą Arūną Šillerį, kuris kartais leidžia savo per daug, turbūt žinote visi. Man teko girdėti, kad jis daro spaudimą Vilniaus mokyklų direktoriams, bet pasižiūrėkite, ką jisai savo leido, kalbėdamas švietimo komitete su tarybos nariais. Jis tiesiogiai grasina, kad jeigu nenorite susipykti su vicemeru, darykite taip, kaip aš pasakiau. Vienas punktą B2 padaryti iš C1 ir su tą išlygą, ką minėjo toliau. B2 pagal įstatymą netgi yra. B1. B2. Ir 400 vietoj 600. Tai vat yra toks bazinis paketas, už kurį siūlau balsuoti. Kas už? Tai jeigu norit nesusipykti visam gyvenimui su šituo vicemeru, kol kas dabartinė, tai bent 500 tada. Tai pagalvokite, jeigu jis taip sau leidžia kalbėti su išrinktais tarybos nariais, tai kaip jisai kalba su jam pavaldžiais Vilniaus mokyklų direktoriais.